tai šita pergalė, reabilitacija šiandien tokia už antradienį. Taip, reabilitacija ir čia įrodymas visiems ar galim, kad mes visada stengiamės, kad tos varžybos buvo tiesiog košmaras. Ir mes visada laukim, kurie ir gali yra atėję, mes dėl jų kovojam ir esam dėkingi, kad šiandien jūs jie susirinko. Tikrai. Šiandien antra pusė buvo tas Juventus stiprioji dalis, priešingai nei daugumoje rungtynių iš eilės. Pavyko išspręsti tą ketvirto kėlinio prakeiksmą. Na, mes nepraradom koncentracijos, kaip treneris reikalavo, išlikom koncentruoti visas 40 minučių, nes prieš tai turėjom tų keletą varžybų, kur paleisdavom paskutinės sekundės, tas keletą metimų, kur dingdavo koncentracija. Šiandien išlaikėm tą koncentraciją ir rezultatas tą parodo. 69 taškai praleisti. Geras rezultatas turbūt. Įgyvendinam trenerio planą, ką reikalavo. Koks buvo trenerio planas? 17 taškų į kėlinį. Pradžią paleidom, bet po to atsiėmėm. Ir tai 6 mėnesius šią sezoną Utena laukia tavo rungtynių. Pagaliau atsigavai? Žaidžiau, tikiuosi, nes pats labai esu nepatenkintas savo žaidimą. Tikiuosi, atėjau į formą, tas įsigydžiau traumas ir tikiuosi viskas bus gerai.